daug metų mūsų įmonė buvo orientuota į vidutinės ir aukštos klasės baldų gamybą ir darbas praktiškai visada pas mus vyko su architektais arba dideliais privačiais objektais. Tačiau per tuos metus mes pastebėjome, kad yra be galo didelis poreikis vartotojų, kuriem reikia tiesiog gerų kokybiškų baldų ir jiem nereikia nei dizainerio paslaugų, nei kažkokių interjero paslaugų. Tiesiog žmonės ieško gero produkto už labai priimtiną kainą. Ir šitam segmentui klientų ilgą laiką mes neturėjom ką pasiūlyti, nes orientuoti buvom, kaip minėjau, visai kita kryptimi, pergalvoti ir permąstyti įmonės veiklos kryptis ir sukurti dar vieną papildomą veiklos kryptį, tai yra sukurti gamyklinę baldų liniją, kurie atitiktų visus kokybės reikalavimus aukščiausius, tačiau būtų labai optimalios ir priimtinos kainos bet kuriam vartotojui arba žmogui norinčiam įsigyti tik virtuvę ar tik spintą ar tik svetainės baldų komplektą, ar ne. Tai tos minties vedami mes daug dirbome, tyrimų atlikome, rinkos tyrimų, norėdami išsiaiškinti, koks yra būtent šito vartotojo poreikis, kaip mes galime jo poreikius atliepti ir visus šitus kriterijus surinkę į vieną visumą gavome puikų rezultatą, nes galėjom atrinkti geriausias medžiagų kompozicijas iš nebrangių medžiagų linijos, tai yra praktiškai laminuotų plokščių kategorija. Ir tarkim šiek tiek dažyto MDF arba natūralios fanieruotės. Taip pat mes atsirinkome furnitūros elementus, pačius pagrindinius ir svarbiausius, kurie reikalingi būtent virtuvių ar drabužinių gamyboje, atmesdami kažkokius, tarkim, nebūtinas prabangos prekes, ir palikę tik tai pačius svarbiausius. Tai yra stalčių linijas, tai yra šiukšliadėžės, lankstų linijas, tam tikrų išvažiuojančių mechanizmų linijas.